Nepavyko šiandien laimėti, ko pritrūko iki pergalės? Visų pirma, tai turbūt pritrūko priėmimo, paskui pritrūko gynybos. Puolimas dar šiek tiek buvo galima žaisti, stengtis, bet gynyboje praradom labai daug svarbių taškų. Paskutinis papildomas setas buvo labai ilgas ir keletą sykių turėjot galimybę laimėti. Kaip taip išėjo, kad ir nepasinaudojo? Savos klaidos. Jiems nieko nereikėjo daryti. Mes nepadavėm, mes puolime nenumušėm. Tik savos klaidos. Gal trūksta komandai sužaidimo dar? Nepagavo to ritmo? Manau, kad taip. Pirmos rungtynės sezono. Reikia laiko, nauja komanda. Pats esu pirmas sezonas kaip Raseiniuose. Po ilgos pertraukos visi yra man kaip ir nauji. Ypač jungėjas, kuris skirsto kamuolius, tai reikia prie jos priprasti ir vieniem prie visų sekėjus. Treneris labai daug ėmė minučių per traukėlių, ką sakydavo per jas, ką reikia daryti kitaip? Pozicijas, kuriuose ginamės, buvo klaidingos, tiesiog užtvarai, didžiulės skylės, savos klaidos. Viskas tai, ką darėme mes, buvo jau ne tai, ką darė jie. Gerai. Tai yra mūsų klaidos, mūsų praloštos varžybos, o ne jų išloštos. Kaip vertinate taip pat savo pasirodymą šiose varžybose? Na, esu centro puolėjas, su treneriu nusprendėm pakeisti poziciją. Šioje pozicijai tiek laiko nesu žaidęs, manau, kad normaliai pavyko atstovėti šitą zoną.